Sveiki, aš jums trumpai papasakosiu apie Maironio gatvę. Ji prasideda nuo visiems gerai žinomo elfo, truputį kyla į viršų, po to sukasi į kairę ir baigiasi prie Utenos policijos. Šioje gatvėje yra ir kitų gerai žinomų įstaigų – muzikos mokykla, šaulių namai, centrinė biblioteka, švietimo centras. Ši gatvė tarpukario Lietuvoje vadinosi Putvinskio. Vladas Putvinskis buvo rašytojas bei žuvininkystės pradininkas Lietuvoje. O vėliau, sovietiniais laikais ši gatvė persivadino Marijos Melnikaitės vardu. O galiausiai ji tapo Maironio. Ir tokie yra iki šiol. Gatvės ilgis yra apie 900 metrų. Sveiki, dabar bandysime pakalbinti Maironio gatvės praeivius. Ar žinote, kur bus Maironio minėjimas ir kokias vyks? Ne, bent jau savo rajone nežinau, kas bus, nebus. Be abejo, Maironis mūsų minimas nuo metų pradžios. Buvo nacionalinė savaitė Lietuvos bibliotekų, kuomet skaitė Maironį, uteniškiai, čia stovėjo tribuna foje ir kiekvienas galėjo ateiti skaityti, konferencijos salėje buvo renginys, skaitė Maironį. O dabar rudenį vėlgi pradedame minėti Maironį ir pirmasis renginys bus spalio mėnesį jau, kuomet atvyks iš Vilniaus aktoriai, profesionalai, senjorai, kurie atliks programą Prikelkime Lietuvą mūsų, skirtą Maironio 20 metinėms. Vėliau bus pristatyta bendradarbiaujant su Maironio lietuvių literatūros muziejumi, bus pristatyta Aldonos Šosavskaitės knyga Šešėlis su jo temem. Čia Maironio biografinius etiudus nagrinėja šioje knygoje. Ir atlikėjai, aktoriai, taip pat dainininkai, bus didelis renginys. Vėliau atvyks aktorius Andrius Bialobžeskis ir profesorė literatūrologė Viktorija Daujotytė. Čia bus renginys skirtas daugiau lietuvių kultūros ir meno premijos laureatui Sigitai Gedai, bet jame skambės apie šių dviejų didelių poetų tapatumo temas. O šiaip tai tradiciniai minėjimai. Vilnius, Kaunas, natūralu. Kaunas prie paminklo visada čia nereikia ir jubiliejaus, visada yra minėjimas, visada yra ir vėlės dedamos ir skaitomos eilės. Ir renkami laureatai. Čia matote šaulių namus 1926 metais. Kitoje nuotraukoje Maironio gatvė 29-aisiais, kairė esantis pastatas perstatytas, dabar priklauso krašto apsaugai. Paskutinėje nuotraukoje matote Maironio ir Basanavičiaus gatvių sankryžą, fotografuota kažkur netoli Utenos policijos. Kažkada buvau labai mažas vaikas, tai atsimenu, perskaičiau Maironio eilutę ar dreba nuo šalčio apleistos Rugienos. Kadangi gyvenau vienkiemėje, tai man Rugienos nepatinka žodis, pakeičiau Ražienos. Ir visą laiką, kai lakstydavau per Ražienas, prisimindavau Maironį. Ar dreba nuo šalčio apleistos Rugienos, Ražienos. Man pats gražiausias dalykas. Pasirodo, jog ir policijos pareigūnai kažką žino apie Maironį. Kalbinsime Rimvydą Eidietį. Gal galite pasakyti, kas buvo Maironis? Maironis turbūt Lietuvoje žinomas tuo, kad jis turbūt buvo žymus lietuvių poetas, romantikas, galime taip pavadinti, o šiaip buvo teologas, mokslų daktaras, profesorius, kunigas. Jeigu kalbėtume apie tą tikrąją asmenybę Maironio, tai reikėtų pasakyti, kad jis vardas pavardė buvo Jonas Mačiulis, gimęs Šiluvos valsčiuje 1862 spalio 21 dieną. Ir žymus Lietuvoje turbūt tuo, kad yra pakankamai nemažai, galbūt reikėtų sakyti netgi daug parašęs įvairių kūrinių apie Lietuvą, apie gimtinę truputį. Padeklamuosiu Maironio eilėraštį Trakų pilis. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, Trakų štai didinga pilis. Jos aukštus valdovus užmigdė takai, o ji tebestovi dar vis.